Sveiki, sveikiname su jumis iš pokalbių laidos Keičiam temą ir šiandien su manimi yra coachingo specialistės ir mano kolegės Laura ir Vaida. Sveikos merginos. Labas. Labas. Ir šiandien mūsų temos toks raktinis žodis yra savivertė. Savivertė yra dažnai sutinkama ir minima tema ir šiandien mes su jumis kalbėsime apie tai, kadagi ta savivertė yra sveika, kada mes ją naudojam galbūt kaip pasiteisinimą, norėdami šiek tiek pabūti aukos pozicijoje, kada galbūt savivertė yra nebesveika, kai mes išeiname iš jos ir naudojame ją kaip argumentą savo ego pateisinti. Kas tą savivertę veikia iš esmės ir kaip ją pastiprinti, visą tai ir daugiau išgirsit ateinančią mūsų pokalbyje. Bet pradžioje, kaip ir visada, labai svarbu suprasti tai, apie ką mes kalbame, kokia yra apimtis. Tai kviečiu pradėti nuo to, kaip kiekviena iš mūsų suprantame savivertę, kasgi ji yra, kas slepiasi po šitų žodžių. Man tai jau pats žodis labai daug pasako, savivertė, ar ne, vertė. O vertė jinai yra matuojama. Vertė yra matuojama, sveriama, tai jeigu kalbant apie savivertę, tai mes ją matuojame pagal savo gebėjimus, pagal savo pasiekimus, pagal savo socialinį statusą, pagal savo įsitikinimus, ar ne, pagal tai, ką mes atsinešim. Tai grinai yra toksai savo vertės pajautimas ir įėjimas per kasdieną, ar ne, tai kiek aš jaučiuosi verta, toks yra ir tas mano kelias per dieną. Man tai labai patiko mintis, kad savivertė tai yra nuolatinis jausmas apie save ir savo gebėjimus. Tai paprastai per savivertę atsispindi, kaip mes vertinam save ir jaučiame, ar mes esame verti pagarbos, laimės ir sėkmės. Ir man čia toksai, žinai, kai tu pasakei, atsispindi, iš karto surezonavo atspindys. Tai mūsų savivertė netgi atspindi, ko gero, išorinį pasaulį, ar ne? Tiek žmonės, su kuriais mes bendraujam, tiek aplinka, kurioje mes esame, tiek, na, tas eina truputėlį gal ir vertinimas kitų ir situacijos, ar tą atspindi. O man dar čia tada kyla klausimas, ar mes atspindim, ar mūsų savivertė atsispindi kitose. Nes tai, kaip mes vertinam save, kaip mes suprantam save, savo rolę, bendrai gyvenime, man atrodo, daro labai didelę įtaką mūsų sprendimams, pasirinkimams, ir tada tai, kaip mus priema kiti. Man atrodo, kad abipusis yra, ne, žiūrėk, jeigu pas mane yra žema savivertė, tai aš matau kitus žmonės vertingesniais. Ne? Jeigu tas vertingesnis žmogus, kuris aš galvoju, žiūri ir mane, ir jisai mato mano žemą savivertę, jisai jaučia, kad, jisai yra, geresniai padėti. Tai veikia abi pusės, ar ne? Tai... Nėra čia tikriausiai to vienpusio kelio, kurį galėtume pasirinkti. Man tik tai galbūt, kas sužaidė iš tavo Vaida pasisakymo, santykio lygybė santykyje, ne? Priklauso nuo savivertės ir tam tikra netgi galios pozicija, kas išeitų, kad jeigu aš noriu jaustis atsakingas ir galingas savo gyvenime, turiu kažkaip padirbėti su savivertė. Bet aš dar galvoju, žinai, kaip tu sakai, žinai, jeigu, pavyzdžiui, aš turiu žemą savivertę ir bendrauju su žmogum, kuris turi aukštą savivertę, ar tas žmogus tikrai būtinai vertins, kad, čia mano savivertė yra žemesnė, nes jeigu jisai turi aukštą savivertę, tai, man atrodo, žmonės, kurie turi aukštą savivertę, natūraliai kitus aplinkinius vertina irgi kaip aukštesnę savivertę turinčius žmonės. Ta prasme, gal ne tai, kad vertina, bet linkę žiūrėti, įžvelgti žmonėse didesnį potencialą ir juos labiau teigiamai žiūrėti negu patys žmonės į save. Ir taip, pakelti. Nebūtinai, aš manau, kad tai turi tada būti labai sąmoningas žmogus, labai daug su savim padirbėjęs ir labai daug suprantantis apie tą emocinį intelektą, pats aukšto emocinio intelekto. Nes dažnai yra, tikrai esat sutikę žmonių, pas kurių tokia aukšta savivertė, bet nėra rezultatų, ar ne, nėra kažkokių emocijų, nėra atjautos, jie eina tik tai grinai su savo savivertė. Ir pamindami dar kitus, ar ne, nes pas jų savivertė yra aukštesnė ir jie nemato kitų žmonių.
kaip lygiaverčių arba su jų trūkumais, su jų galbūt įsitikinimais, su tuo, iš kur jie ateina. Aš galvoju, kad šito vietoje savivertė viena pati, kaip sudėdamoji žmogaus dalis, jinai neveikia, jinai kartu eina su mūsų elgesio modeliais, kartu eina su mūsų ribojančiais ir įgalinančiais įsitikinimais, kartu su kitom asmeniniam savybėm, ar ne? Aukšta savivertė plus manipuliatyvus elgesys gali duoti labai neigiamą rezultatą. Lygiai taip pat aukšta savivertė, bet žmogus su atjauta, empatiškas, jis tikrai kilstels kitą šalia, jis gebės pamatyti kitą žmogų, gebės suprasti, noras ar ne, ta tokia kaip tarnystė, netarnystė, kaip pasakyti, padėti kitiems. Irgi labai daro. Ir mes, matyt, kai kalbam apie savivertę, tai ir ugdymą kitų savivertės, tai kad aš padedu augti kitam nereiškia, kad mano mažėja. Jei aš padedu kitam pasijausti didesniam už mane, nereiškia, kad aš tampu mažesnis. Man atrodo, tame santykėje su sveika savivertė visai kitaip susidėlioja dalykai. Bet man dabar, Ernesta, dar kilo tokia mintis. Jeigu čia jau klebinam, tai klebinam. Nes, pavyzdžiui, yra sakoma, kad, tarkim, žmonės su narcisistiniais požymiais, ar nesakykim, jie turi kaip tik labai žemą savivertę ir kadangi jie turi žemą savivertę, tai dar stengiasi nutempti ir kitų savivertę žemyn. Tai aš dabar galvoju, tada gaunasi, kaip dabar čia gaunasi, jeigu yra aukšta savivertė ir manipuliatyvus tas elgesys, kaip tu sakei, tada gali ar ne nutempti žemyn. O jeigu yra žemės savivertė ir manipuliatyvus elgesys, tai visai blogai. Ar gali būti, man dabar kyla klausimas, ar iš tikrųjų gali būti, kad sveikos aukštos savivertės žmogus galėtų stengtis nutempinėti žemyn kitų savivertę. Tu pati įvardinai tą klausimą klausdama sveikos. Okay. Sąmoninga savivertė, jinai neįs su manipuliatyviniu elgesiu. Toks žmogus, man atrodo, net jeigu pradžioje kelionės ir gali taip nutikti, jis bus linkęs pažinti save. Jis bus linkęs eiti tais sveikais būdais, pagauti save, pastebėti, kada pramuša tas, ar ne, čia gal aš manipuliavau kažkuo, nes mes puikiai suprantam, kada darom šitus dalykus. Sakau, jiems paprasčiausiai to nereikia. Taip. Kažkokio tempimo žemyn, nes tai realiai negatyvas, ar ne? Tai... Nes man savivertė yra dar... kaip tas vidinis inkaras, jis nereikalingas niekam kitam, išskyrus man pačiam. Ir yra tas žodžių sandara, savivertė, ne? Į save orientuotas dalykas. Tai jis reikalingas man, kad aš būčiau sveikam santykyje su savimi. Kai esu sveikam santykiu su savim, tada esu sveikam santykiu su kitu pasauliu, aplinkiniu pasauliu, kitu pasauliu. Paanalizavom šiek tiek, pakutanom tą savivertę, kas slepiasi po jos terminu ir jis pats yra pakankamai platus ir jį galima pasižiūrėti iš įvairių pusių. Ir kviečiu dabar tada pasižiūrėti iš tų pusių, o kasgi daro įtaką savivertėjai. Žinom, kad tai yra dvi tokios stambios pagrindinės grupės, tai išoriniai ir vidiniai veiksniai. Kadangi kalbam apie savivertę, tai gal pradžioje startuokim su tais vidiniais veiksniais. Kasgi ten ją kelia į viršų, o galbūt kartais kiša koją. Kaip tai matote jūs? Vidinis, tai jeigu tai bendrai paėmus, tai man, kai žmonės jaučia tą savo vertę be jokio išorinio įsikišimo. Tai kai jie žino, kas yra, kai jie žino, ko jie nori, kai jie įsivardina, ką jie yra pasiekę, kai jie patys yra tikri savim ir, vėl pagrąžinant tą ratą, jiem nereikia kažkokio patvirtinimo iš išorės, kad viskas su jais yra gerai. Aš dar šitoje vietoje papildyčiau tave gal, kad įtaka savivertai vidinis veiksnys yra mūsų vidiniai monologai. Ką mes ten su savim šnekam? Kokia yra mūsų minčių higiena? Kokie yra mano įsitikinimai apie mane? Ne? Tai ir jie gali veikti į abi pusės, bet jeigu mes kalbam, ar ne, o coachingas visada kalba apie tai, kad einam sąmoningumo keliu, tai vis paieškoti, ar aš žinau savo stiprybės. Ar aš žinau savo silpnybės, nes silpnybių žinojimas nemažina savivertės, jis padeda ją ugdyti, ar ne, ir veikti, dirbti su tom silpnybėm, jeigu aš matau poreikį. Komplimentų savo mokėjimas pasakyti, kelia savivertę, ar ne? Priėmimas komplimentų, nors atrodo, kad čia mano suvokime, netrodo, kad tai yra lyg išorės veiksnys, bet
vidinis jis yra per tai, o kaip aš priemu, ką aš darau su tuo, kai aš gaunu teigiamą, kai aš gaunu neigiamą, ar aš moku būti, ar aš moku pagirti save, ar aš moku būti galų gale net santykyje vienas su savimi. Ar aš suprantu, čia labai daug klausimų eina, ar ne, kurias reikia savo iškelti, bet ar aš suprantu, kokią vertę aš visų pirma savo kaip žmogus sukuriu. Nes nėra tarp mūsų, man atrodo, tokio žmogus, kuris būtų nevertingas. Vat apie tą pasimatavimą, ką tu, Vaida, minėjai. Man atrodo, mes kiekvienas esame ypatingai svarbus ir ypatingai vertingas. Tik ar mes suprantame savo vertę, kokią ją kūriam ir kaip tai darom. Aš dar gal prie šito pridėčiau psichologinį atsparumą, tai yra gebėjimą tvarkyti su nesėkmėmis. Ir, Ernesta minėjai šiek tiek apie vidinį monologą, tai savikritika ir savęs priėmimas. Tai irgi gebėjimas atrasti pusiausvyrą ir objektyviai vertinti savo, sėkmės, nesėkmės. Ir taip pat dabar galvoju, praklausiau ar nepraklausiau apie emocinį intelektą. Nes gebėjimas suprasti savo emocijas, kodėl mes taip jaučiamės, ką mums tas reiškia, ką tie jausmai mums nori pasakyti, tai irgi didina tą savivertę, savęs supratimą. Ir prie tokių vidinių veiksnių aš gal dar įpinčiau ir saviugdos praktikas. Tai vat irgi kažkiek ten minėjot, tai kad teigiamos tos visos praktikos, kad ir meditacija, ir dėkingumai, tai jos irgi prisideda prie ir pajautimo šitos savivertės ir jos puoselėjimo. Ir man atrodo, tos praktikos, ką jos padeda pasiekti, susigaudyti, kur yra mano dėmesys. Ar mano dėmesys visgi dažniau krypsta į išorę, ar krypsta į mane, į mano pačios vidų. Ir dar savivertė, ar ne? Kartais galima pasiklysti, bet prie tų vidinių veiksnių yra supratimas, nes man atrodo, tikroji savivertė niekaip nesusijusi su mūsų Rolexais nešiojamais, namų, vairuojamais automobiliais. Tai yra tai, kas aš esu viduje. Ir jinai yra orientuota į veiksmą, ar ne? Ką aš su visu tuo darau? Kaip aš visame tame veikiu? Toks labai gilus savęs supratimas iš labai įvairių ir skirtingų kampų. Labai aiškus įsivardinimas, ar ne? Kas aš kaip Ernesta esu? Man atrodo, čia yra tie tokie dalykai. Ir man labai glaudžiai tie vidiniai veiksmai, kurie daro įtaką savivertėjai. Aš dalinausi su jumis, kai ruošėme šitą laidą, kažkur išgirdau, buvo interviu, man atrodo, vienos laidos, kur buvo kalba apie meilę savo, kas yra labai artimas terminas savivertėjai. Ir pagrindinė mintis ten buvo, kad meilė savo iš esmės nėra veiksmas, nėra jausmas, tai daugiau veiksmas. Tai man savivertė ir tie vidiniai veiksniai yra daugiau apie veiksmą. Ir tam pokalbėje, toje laidoje, kurią klausiau, ten buvo klausimas, kas būtų, jeigu jūsų vienintelis darbas šitame pasaulyje būtų užauginti ir rūpintis tiksliau vienu žmogumi, ir tas žmogus būtum tu pats, kaip keistusi tavo veiksmai, kaip keistusi tavo pasirinkimai. Tai man atrodo, čia savivertė yra vidiniai veiksmai, į ką aš kreipiu dėmesį. Jeigu aš renkuosi kažkur eiti ar neiti, pavyzdžiui, ar ne? Ar aš galvoju apie save, kaip man bus geriau, ar aš galvoju, kad ką pasakys kiti, kokį tai duos rezultatą į išorę. Ir dar jeigu šiek tiek praplečiant apie tą įtaką, kas įtakoja mūsų vidinę savivertę, tai tikrai labai didelę rolę groja mūsų fizinė sveikata. Tai yra, kiek mes esame pavargę, ar mes esame apskritai išsimiegoję, ar mes esame išsekime, ar mes esame, atvirkščiai pailsėję ir jaučiamės gerai. Tai realiai gali būti tiek mūsų apsileidimas sportui, ar ne, arba pasportavimas, tiek liga, tiek visa kita, kas tiesiog veikia tą mūsų fizinę sveikatą. Ir čia, kai mes susidėliojam tiek tikslus, ar ne, tiek įsivardinam savo vertybės, ir jeigu mes nedarom, negyvenam, neišjaučiam, tai
tada ateina, kerta mum iš kitos pusės, ar ne, kad tai aš nesu nieko vertas, aš nesugebu, aš neturiu valios, ar ne, tai žemina savivertę. Tai čia eina irgi į abi pusės. O kas tada lieka išoriai? Ko gero dar daugiau, visa aplinka. O aplinka mus supa kasdieną, tiek šeima, tiek socialinė medija, tiek oras, tiek pasauliniai įvykiai, ar ne, ir visi jie kerta per nebūtinai kerta, ne, dabar šeinu kerta, jie gali netgi labai pakylėti, ar ne, tai kaip aš sakau, apsukime save teisingą aplinką, ta teisinga aplinka mums teisinga, mums sveika, ar ne, pagal savo vertybės ir mūsų savivertė auga. Tai čia vienas iš tokių didžiausių, tai man yra aplinka. Ir ką aš dar norėjau paminėti, kad jeigu žiūrint į vidinę savivertę, jinai labai yra susijusi su išore, nes iš kur atėjo ta vidinė savivertė, jinai atėjo iš išorės. Jau nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės mes buvom apsupti žmonių, mes buvom apsupti aplinkos, taip, kurie mus auklėjo, kurie su mumis draugavo, kurie atnešė mums į gyvenimą savo vertybės ir labai priklauso nuo to, ką mes patyrėme. Žodžiu, ką mes turime dabar, labai priklauso nuo to, ką mes patyrėme. Ir kokį mąstymo būdą mes atsinešėm į šiandieną. Ir kaip mes su tuo tvarkomės, nes labai daug gilių įsitikinimų ateina iš vaikystės nuostatų, tiek gerų, tiek blogų, ir tai veikia mūsų savivertę tiek gerai ir tiek blogai. Bet čia labai geras kampas, nes vaikai, jie turi labai sveiką ir labai stiprią savivertę. Kaip jie moka savim džiaugtis, kaip jie moka savim grožėti. Jie nebejoja savim, jiems trimečiui puikiai atrodo, kad jis gali būti Batmanu, Spidermanu, ar ne, nes ta savivertė yra labai sveika, o paskui po truputį keičiasi. Man labai patiko, dabar nepamenu, kieno aš seminare dalyvavau, bet šitą vietą buvo pateikta per pavyzdį sūris, ar ne, jeigu vaikas gimęs, jis yra kaip pilnas sūris, ar ne, tai ta išorinė aplinka, kuri mus veikia, vis iškanda po gabaliuką, po kol mes užaugę ir susiformavę žmonės tampam kaip geras fermentinis sūris su daug tokių skilučių. Geras pavyzdys. Aš dar galvoju, žinai, prie tų išorinių, Vaida ten suvardino visą aplinką, aš dar sakyčiau, santykiai labai veikia, jie irgi yra kaip išorinis veiksnys, bet aš turiu mintį santykius, jau suaugusių žmonių santykius, tiek draugystės, tiek bendradarbių, kolektyvo, tiek romantinio partnerio, nes tas daug prideda prie savivertės. Dar, žinai, iš tikrųjų galvoju, dar yra kultūrinė įtaka, tai yra kaip nežinau, visos, tarkim, mūsų kaip tautos, ar ne, ta savivertė, kas ten mes, lietuviai, žemkenčiai, ar ne, iš tos senosios liaudės, žinai, ar dar kokią čia žinutę gaunam mes bendrai kolektyviai, kaip mes suprantam savį. Ne viskas, kas išoriai daro įtaką savivertei, tai gali daryti įtaką mūsų, kaip aš jaučiuosi, jausmui, kurį jaučiu. Gal kažkiek gali daryti įtaką pasitikėjimui savimi. Bet savivertė, jeigu mes pradėjom nuo to, kas jie yra, ar ne, ir sakėm apie tai, kad kokią vertę aš sukuriu, kaip aš matau tą savo sukuriamą vertę, tai man atrodo, kad ne visi išorės dalykai daro tam įtaką. Ir čia yra geras dalykas, nes mes galim mažinti išorinių faktorių įtaką savivertei ir didinti vidinių. Nes mano suvokime savivertė yra tas toks vidinis balansas, toks nematomas stuburas, kuris išlaiko mus tiesius situacijose, kurios gali būti visokios, tarp žmonių, kurie gali būti visokie. Taip. Bendroji savivertė, tada jinai nėra aukšta, ją reikia dar kelti. Nes jeigu išreguliuoja tokie maži dalykai, ar ne, kaip oras, aplinka ir dažnai išreguliuoja, vadinasi, dar ten reikia dirbti. Kokie būtų jūsų patarimai arba pasiteisinę praktikoje būdai, kurie padėjo arba dar vis padeda stiprinti savivertę? Man tai gal vienas iš tokių pirmųjų ir efektyviausių būdų tai yra savęs priėmimas. Tai prasme, tiesiog priimti save su
savo esamais ar nesamais, tariamais, netariamais tais minusais, kuriuos mes galbūt savo įsivardinam, priimti save su tuo, kad, na, ten gal kažkas tai norėjo, kad mes ten būtume, nežinau, balerinos, bet, esama coachingo specialistas. Tai, ta prasme, tiesiog priimti save su savo visais tokiais vidiniais keistumais ir pamilti save tiesiog. Ta prasme, iš pradžių gal ten neišeis labai ten pamilti kažkokių dalykų, kurie, tarkim, atrodė visai, kad buvo, tarkim, pritaikyti kaip minusas, ar ne? Tarkim, esi ten per daug jautrus. Ir tas visada buvo sakoma kaip minusas, bet jeigu tą savo jautrumą priimi ir supranti, kad, na, tai turi daug pliusų, tai gali pereiti nuo to, kad, labai nemėgsti savo šitos savybės, prie to, kad jie toleruoja ir paskui po truputėlį pamilti, nes pamatai, kokius pliusus atneša šitie dalykai. Dar dėkingumas, žinoma, palaikantys santykiai, tai irgi atsirinkti santykius, kurie nežemina, o kurie tave palaiko ir suteikia, tiesiog suteikia meilę ir palaikymą. Dar pridėčiau tą patį ribų nustatymą ir daugiau užsimti veiklą, kuri atneša prasmės tau asmeniškai kaip asmeniui. Ta prasme, ta veikla gali būti neprasminga kažkam kitam, bet kai tu darai tą veiklą, jinai yra prasminga. Ir čia tu labai daug suminėjai tiek kaip stiprinti tą vidinį ir kaip keisti aplinką, ar ne? Tai galėčiau pridurti, kad jeigu jums reikalinga asmeniniam augimui arba kažkokius tikslų įgyvendinimui kitokia aplinka, tai irgi ją tiesiog keisti ir ieškoti bendraminčių tam. Ir dabar dar norėjau padiskutuoti, tiesiog merginos, dabar toks klausimas kilo. Gerai, o jeigu tas priėmimas savęs, ar ne? O jeigu yra tokia situacija, kad man nepatinka mano kažkurios kūno dalys, kurios turi būti pataisytos chirurginiu būdu. Kas tada yra teisingiau? Eiti ir taisyti chirurginiu būdu, ar tiesiog priimti save? Na, tiesiog dirbti su savim, kad aš esu savo graži, nežinau, ten žiūrėti į veidrodį, tvirtinti, gauti dar kažkokių patvirtinimų. Kaip jums čia tas savivertės susitvarkymas atrodytų? Man tai pirmą kyla klausimas, kodėl jos turi būti, taip įvardinai, žinai, kurios turi būti sutvarkytos chirurginiu būdu. Gal neturi. Gal yra trečia opcija, gal neturi. Jo. Aš tai manau, kad šitas sprendimas dėl, tarkim, chirurgijos, ar ne, tai jisai reikia labai iš tikrųjų prasidirbti šitą klausimą ir suprasti, kas pasikeis, kai atliksi tą chirurgiją. Tarkim, jeigu tau nepatinka tavo nosis ir yra žmonių, kurie susitvarko, sakykime, tą nosį, pagal juos jau ten padaro, kokią jau ten jie nori, bet niekas iš esmės nepasikeičia. Bet yra žmonių, kurie, tarkim, išsitiesina dantis arba susitvarko tą pačią nosį ar ten dar kažką pasidaro. Ir tai buvo tas dalykas, kurio jiem trūko, jie tiesiog pražįsta, nes, tarkim, nustoja dėl to kompleksuoti. Tai aš manau, kad nėra gal tokio vieno atsakymo, kad chirurginis ar kažkoks tai ten intervencinis fizinių dalykų keitimas yra blogai arba yra gerai. Aš manau, kad čia esmė yra suprasti pačiam žmogui, ką tas duos. Ir neapsigauti, kad neapsigauti dėl to, kad tai aš jau čia tą pasieksiu ir viskas būsiu laimingas. Ta prasme, gerai išsianalizuoti šitą vietą. Aš tai iš praktikos galiu. Iš savo patirties. Aš buvau iš tų, kurie tiesinosi dantis. Ir aš tą padariau, čia, mano vertinimu vėlyvam amžiui, šiaip tai normaliam gal, ne? Bet paauglystė, ankstyva jaunystė, ne? Mano dantis buvo kreivi. Ir aš siaubingai kompleksuodavau. Ir aš stengdavausi nuotraukose nesišypsoti. Aš stengdavausi bendraudama su žmonėm nesišypsoti. Jeigu ten kažkur nusifotkinai ir su šypsena, aš kai žiūrėdavau tas nuotraukas, aš po šiai dieną atsimenu tą jausmą, kaip aš negalėdavau pakęsti to vaizdo, kurį aš matau. Siaubingai. Tarsi netelpa į tą baisumo skalę tikriausiai,
kaip tai būdavo. Ir aš jau nekalbu, kad ten ryte prieš veidrodį savo tikrai nepasakysi, kad priemu save ir myliu. Man tai buvo labai labai didelis trukdis, kuris trukdė nuo tos meilės savo iki santykių su kitais, nes sudėtinga galbūt bendrauti su kitais, kai tu ten visai bandai ar ne, nerodyti to, ką turi. Ir kai aš susidėjau breketus, tai aš taip didžiavausi savimi, tarsi aš susidėjau paprastus metalinius, taip šiais laikais negalima pasidaryti, kokių nesimato, aš norėjau, kad jie matytųsi. Man tai buvo meilė savo išraiška, man nebuvo gėda, kad aš ten kažkur švepluosiu ar ne. Aš atsimenu, kai aš susidėjau breketus ir grįžau namo iš savo ortodonto, aš iš karto ten koks pusvalandis praėjus turėjau darbinį susitikimą, kur reikėjo fasilituoti susirinkimą. Ir aš galvoju, kaip čia švepluosiu, bet man buvo taip faina, aš galvoju, jūs net pažiūrėkit, aš su breketais ir niekas nepastebėjo to mano šveplavimo, ir man buvo toks net mini nusivylimas, žinai, kad nepastebėjo, taigi tai yra meilė savo išraiška. Ir dabar jau breketai nuimti, ar ne, aš negaliu atsidžiaugti savo šypseną dabartinę. Man labai patinka šypsotis nuotraukose, man patinka toks bukas dalykas kaip selfie, todėl kad man tai yra tas pasiektas rezultatas. Ir kur dar pasikeitė, kad aš kai dabar žiūriu nuotraukas, kurios darytos prieš breketus, nėra to jausmo, nuo kurio norėtųsi susigūžti. Tiesiog priemu, kad tai buvo toks etapas, kurio reikėjo tam, kad aš galėčiau ar ne, ten pribręsti ir pasiruošti finansiškai ir kitaip tam pokyčiui. Tiesiog savęs priėmimas, nužiūrint atgal, yra visai kitoks. Tai čia, man atrodo, su bet kokia chirurginė ar kažkokia kitokia intervencija. Jeigu mes tą darom dėl to, kad, taip madinga, ten gal mažas nosytės madinga, ar ten dar kažkas, ne, tai ir nebus to rezultato. Bet jeigu mes tą darom iš tikrųjų dėl savęs, tai darykit tai, ką jums reikia pasidaryti ir net nesvarbu, ką sako aplinka, nes aplinka dažniausiai, jeigu jinai yra sveika, tai jinai sako, taigi tu graži ir taip, ne? Kam tau reikia, taigi mylim tave ir tokią, jo, gerai, mylėsit mane ir kitokią, kai aš būsiu, ne? Ir net jeigu sako, kad nereikia vieno ar kito. Jeigu jūs jaučiat, kad reikia, vadinasi reikia. Ir galėčiau tik paantrinti, nes pas mane lygiai tokia pati situacija ir kodėl aš iškėliau tą klausimą, aš norėjau tiesiog, parodyti, perteikti, padrasinti ar ne kitus. Tai viskas, ką mes darome, pakelti savo savivertį ir nekenkia kitiems, yra gerai. Nes jeigu tiek metų aš, sakykime, buvau nelaiminga su savo nosim ar su savo dantimis ar dar kažko tai, ne, ir aš galiu tą įspręsti netgi chirurginiu būdu ir tas pakels mano pasitikėjimą savim ir to pačiu savivertę, ne, tai yra labai susiję. Tai viskas yra gerai. Ir tu labai gražų, man atrodo, kampą palėtei, kuris irgi pargražina prie to, kaip pastiprinti savivertę. Aš su tokiu labai dideliu kvietimu būčiau. Stiprinkim savo savivertę, nemažindami kitų. Ir čia reikia labai didelio sąmoningumo, tie patys kreivi dantis. Vienas žmogus gali, ar ne, dėl to jausti mažesnę savivertę, kitas toj pačioj situacijai būdamas gali baksnuoti piršteliu į visų kitų aplinkui esančių kreivus dantis ir dar ten kažką pašaipiai sakyti. Tai nėra sveikas būdas. Jūsų savivertės tai visai nepakelia. Ir jūs dar gadinat savo reputaciją, tiesą sakant, aplinkui visus kitus. Ir nesvarbu, ar tai, žinai, per išvaizdos prizmę mes imam, kartais mūsų savivertė būna sumažėjusi dėl kitų aplinkybių, ką mes jau vardinam, ar ne? Įsigyti automobilį. Netgi toks dalykas, kaip įsigyti automobilį, man yra, atrodo, pateisinimas, jeigu žmogus to tikrai nori, jeigu jam tai padės pasijausti stipresniam, jeigu jis tą gali sau leisti, jeigu, žinai, ne ką žmonės pasakys, nes galbūt mano rate nėra tokių žmonių, kurie turi tokį automobilį, ar ne, tiesiog jeigu jam tai padės, pridės ir pagerins jo savijautą, tai kodėlgi ne? Ir aš dar norėčiau pridėti tą tokį insightą, kad anksčiau buvo sakoma, kad savivertė yra toks stagnacinis dalykas, tu arba jinai aukšta pas tave, arba jinai pas tave yra žema, žinai, arba tai turi, ar tai neturi, viską, juoda balta. Dabar psichologai irgi pripažįsta, kad tai yra kintantis, nuolatos kintantis dalykas ir yra absoliučiai normalu, kad jinai ten gali pabanguoti ir ją gali įtakoti daug dalykų.
Čia, žinai, dar aš galvoju ir kokioj srityje, ar nei ta bendra savivertė, ar tam tikroj srityje, nes jeigu aš ateinu į netgi naują darbą, netgi aš esu tos srities specialistė, ar ne, tai man reikia surasti savus kelius tenai, tai kažkuriam laikė, kol aš neįsitvirtinsiu, kol aš visko nesurasiu, galbūt šiek tiek ta savivertė gali ir pamažėti, ar ne, ir priklausomai nuo to, koks bus onboardingas ir kaip man tenai padės, jinai toliau arba augs, arba mažės. Čia dar priklauso labai nuo asmeninių savybių, gal nuo tos bendros irgi savivertės. Bet aš galvoju, kad čia labai svarbu suprasti, kad ta bendra savivertė, jinai yra kaip, jungianti. Aš tu gali ją išsiskaidyti, bet iš esmės jinai vis tiek visada sueina į vieną katilą. Ir, tavo Vaida pavyzdžiai keičiant naują darbą, be abejo, mes niekada nežinom, į kokį kolektyvą iššoksim. Ir kitas dalykas, net ir pačiuose geriausiuose kolektyvuose, vis tiek atsiras kažkas, kam jūs nepateiksit. Visada yra tos 3 grupės žmonių, tiem, kur dzin, tada tie, kurie nemėgsta mūsų ir tie, kurie mus palaiko, ar ne? Tai tie, kur dzin, jie nieko nedarys, bet tie, kurie nemėgsta, tai dar priklauso nuo įvairių stacijų, jie gali nieko blogo tai savivertė ir jums nelinkėdami, bet tiesiog mestelti, ar ne? Ką žiūrė ten to srity tu išmanai. Bet jeigu aš žinau, kad aš tą sritį išmanau, jeigu aš puikiai suprantu, kiek aš pastangų įdėjau, kokius rezultatus aš prieš tai gavau, ką aš čia darau, ar ne, tai gali būti toks, kaip uodo įgėlimas, bet aš susitikrinu su savim, kur aš esu, ką aš jaučiu, apie ką aš ir važiuoju toliau geriau. Tai čia svarbiausia nepamesti savęs, ar ne, tai tiek įeinant į naują kolektyvą, tiek į naujus santykius, tiek į naują aplinką, tai žinoti, kas tu esi, iš kur tu ateini, kokios yra tavo stipriosios savybės, ką tu jau padarėjai, ką gali dar padaryti, kaip tu savim tiki. Nes kažkaip tai galvoju apie santykius, kad būna, ar ne, tai susipažįsti 2 žmonės, kažkaip paskutiniu metu labai domiuosi apie santykius ir, iš pradžio atrodo meilė, o paskui supranti, kad eina žemyn, ar ne, tai visą laiką kažkas tai menkinama, badoma ir ta savivertė, nors jinai anksčiau būdavo labai aukšta, jinai pasimeta, tai tas nepametimas savęs yra labai svarbus. Kartais reikia daryti drastiškus sprendimus. Ir taip kartais nutinka ne tik naujose santykiuose. Ką aš manau... Tiesiog jo. Jo, praplečiant temą ir santykiuose, kuriuose mes esame ilgai, mes keičiamės. Žmonės esantis aplink mus keičiasi. Ir būtų labai lengva viskas, jeigu save išėmiau, kažkur į vakumėlį pastačiau, susitvarkiau, pargražinau atgal į tą burbulą. Taip nevyksta dalykai. Ir darbuose, net jeigu aš atėjau ir ta mano savivertė gera ir manęs ten visi, nežinau, ant rankų nešioja, ar tai būna kažkur, bet gal būna, ne? Ir dirbant kolektyve, ten žmonės keičiasi, ten keičiasi komandų dinamika, ten keičiasi vadovai, ten keičiasi organizacijos kultūra. Ir žiūrėk kažkur, tai jau tau pradeda daryti įtaką. Bet čia labai svarbu, ar ne, tas sąmoningumas, matyti, ne veltui mes tą temą pasiemam savivertės coachingo fone kalbėti. Nes reikia, tikrai reikia stebėti nuolat, man atrodo, kur ta mano savivertė yra. Jeigu aš pagaunu save, kad aš negerai kažkaip jaučiuosi, sustoti akimirkai prasitikrinti, kas čia dabar yra ne okei. Ir tai ne visada bus savivertė, ne, yra daug sudedamųjų temų šito žmogaus kelioniai. Bet jeigu tai šiandienos tema savivertė, reiškia, panaudoti kažką iš tų įrankių. Ir aš net galvoju iš savo asmeninio pavyzdžio, apie tą pokytį, nuolat, ar ne, kokią vertę aš kuriu, kartais pasimeta šitas klausimas, nežinau, ar jūs buvo tokiose rogėse. Bet jis pasimeta ir tada reikia iš naujo atrasti, kokią vertę aš kuriu, nes ta, kurią aš buvau įsivardinusi savo 3 metai atgal, aš jos nebejaučiu, man nebeaktuali. Ir tada būna vėl naujas savęs pažinimo kelias, kur reikia vėl refleksiją patrauksiu, kur reikia tiesiog atsisėsti ir bandyti užsirašyti, kokią vertę aš savo kuriu, kokią aš noriu sukurti savo vertę, nes galbūt šiandien jau pamečiau ir sunku įsivardinti, kas yra šiandien, bet tada kokią noriu kurti kitoj metai priekį. Ir jeigu aš užsirašau ir man nerezonuoja, reiškia, reikia dar pagalvoti ir dar pabandyti užsirašyti. Ir dar. Ir tai yra procesas. Pargrįžtant ir jūs parsigražinant ir save. Prie to, kaip pastiprinti savivertę, tų įrankių yra tikrai, ką svarbu matyti padaryti, tai įsivertinti, o kokioje situacijoje aš esu šiandien. Aš tik tai pabaigai tokį klausimą jums.
O jeigu mano savivertė šiandien yra labai gera, kaip man ją pastiprinti tada? Tada tau neskauda ir jau stiprinti nereikia. Aš tai sakyčiau, tai ką darai, reiškia, viskas yra ok. Ta prasme, valio. Tai valio. Džiaugiamės su tais, kieno savivertė stipri. Išlaikykit ją. Tie, kurie jaučiat, kad čia dar turit ką nuveikti, tai įrankiais, būdais, klausimais, kurie jums padės tą padaryti, pasidalinom. Jeigu reikalinga pagalba iš šono, tikrai tiek Laura, tiek Vaida, tiek aš pati galim padėti jums coachingo sesijų pagalba. Tai tik duokit žinoti ir tikrai atsiras žmogus, kuris gali jums padėti į save pasižiūrėti iš šono. Šiandien tiek, susigirdam po 2 savaičių. Iki.